Ką čia darot? Vat! Na, kas darot? Kodėl? Ne, aš nenoriu žinokit. Ne, jeigu galima, atsisakysiu. Nenoriu, reikia. Bet Safai galėjai pasislinks, tai man taip dar atsislinks. Tai žino, kad aš... Tai žino, kad aš Safas? Iš kur žino, kad aš Safas? Aš youtuberis populiarus. Taip, aš Safas. Go! Ne, vyrai. Ne. Ką daryt man reikia, ką daryt? Stovėk pradžią ant kojo gal. Stok, nustok. Aš nestoviu, aš nematau, ar aš stoviu ar ne, aš nesuprantu. Blet, stovi? Dabar stovi ar pasiskreipi? Ačiū. Sveiki atvykę į dar vieną Kiemo draugų seriją. Tai jau antrasis mūsų sezonas ir tai pirmoji mūsų serija jame. Šiandien darysime įdomų dalyką, tai yra keliausime po Lietuvą. Daug kam patiktų. O iš tikrųjų mes šiandieną keliausime po Lietuvą ir žaisime gyvą geogeserį. Jeigu teko tokį žaisti internete, tai turbūt nesunkiai pagausite esmę, ką mes šiandieną darysime. O darysime štai ką. Gerai, aš jau galiu spėti, ne? Televizijos bokštas. Taip, tai kur tu esi? Vilnius. Taip. Ir taip Safas gautų pirmą tašką, bet čia nėra pirmas pointas. Mes dar važiuosim. Kiekvienas iš mūsų turės maišą ant galvos, visą kelią nieko nematys ir bus paleistas kažkur. Vidury Lietuvos, gal šiaurė Lietuvos, gal pietuose Lietuvos, gal vakaruose Lietuvos. Tuomet atvykę į vietą ir nusiėmę maišą, gausime laiko apsidairyti aplinkui, pavaikščioti ir turėsim spėti žemėlapyje, kur tiksliai esam. Kuo pažymėtas taškas bus arčiau tikrosios lokacijos, tuo daugiau šansų laimėti. Žaidimą sudarys 2 raundai. Pirmame būsime nuvežti į atsitiktinį miestą, antrame į lankytiną objektą. Ir vienas ekstra raundas, kuriame visi 3, bet savarankiškai bandysim įsiaiškinti, kur esam. Smagiai pasivaržysim, turėsim gerą dieną, manau, kad esame visi lygus. Šiaip jo, labai smagu, kad bent jau šį kartą šitam epizode, manau, kad tikrai visi esam lygus. Nėra, kad kažkuris iš mūsų ten kokius 7 kartus Lietuvą apkeliavęs yra. 7 ne. 12. 12? Jo. 12 kartų Lietuvą apkeliavai? Ties kurio kartu nusprendė, kad čia mano dalykas dabar bus? Ties 11. Tai ką, lekiam? Jep, Safai. Čia beje yra autobusiukas, su kuriuo mes važinėjame į spektaklį Uošvis ir aš dabar sėdžiu ten, kur sėdi Valius visą laiką. Tai tu mūsų Hebros Valinskas. Jo, aš esu Hebros Valinskas, tu esi mūsų Hebros vairuotojas. Čia Vaida, tai nieko keista ir toliau Boba sėdi šitoj sėdynėj. Tai jau mane rodė, ne? O aš Hebra. Pas kažką vienas metrapas, nesigirdo. Pas mantelį. Jis įsiekė į atlapą. Pirmą kartą važiuoja. Wow. With that attitude. Okay, aš nematau jūsų emocijų ir veido išraiškų. Čia dabar nejaukia atmosfera? Biški nejaukoko, nes vienas darbuotojas peržengė ribas. Ir trečias ribotas dabar sugadino rifą tiesiog su savo... Tai pala, jeigu mano traškėjo mikrofonas, aš net nežinau, ar gavosi perduot man linkėjimus. Uošvio Hebrai visai nori perduot. Nepradėt nuo reklamų dabar. Nu, čia nėra reklama, aš tiesiog... Skamba nėra reklama. Ne, skamba. Jeigu skamba kaip reklama, atrodo kaip reklama ir eina kaip reklama, tai dar gali būti antis. Mūsų dabar artimiausi pasirodymai yra Vilniuje kompensai, bet būsim jau išleidę turbūt laidą Palangoje. Aš norėčiau ne tik nematyti, bet ir negirdėti. Uošvis.lt, gal taip užbaigsiu savo linkėjimą. Nesu negirdėjęs linkėjimą, kuris pasibaigė su linku. Oi, tu nebaigim. Žiūrėk, Safai, rimtai lapė, kur? Jo, pervažiuota buvo. Mes dabar realiai, ką darom Safai, tai simuliuojam, kur Zoko Hebra vežia kaip šitą bičią. Lemba, jaučiu, kad Enrikas daktaras pirmas, kuris šitą live geogeserį žaidė. Kiek dar liko? Naktį šviečia diena, šviečia naktį, šviečia diena. O, irgi nepadėjau savo. Tai čia daug mašinų girdžiu, nėra, kad per gatvę einam. Mes dabar vidury autostrados. Labai skaičiuok žingsnius, žinau. Mes esame pirmoje lokacijoje ir tai yra pirmoji užduotis Safui. Safai, ar tu pasiruošęs? Nu? Gražiai plaukus pasitvarkyk man. Gerai. Safai pasakytum, kur esi dabar? Ne, nu graži Lietuva. Kaip galvoji dabar, plius minus, kaip galvoji, kur esi? Nu, Dzūkijoje jaučiuos. Dzūkijoje jauties? Okay. Iki kiek aš čia galiu eiti? Nedaug. Aš apsisukiau dabar. Jau apsisukti, ne? Jis jau pamatė ženklą. Bet net ir jeigu pamatai ženklą, aš abejoju, ar labai daug išduoda, kur tu esi, jeigu nerauki geografijos. Taigi taisyklės yra paprastos, galima biškį pasivaikščioti kaip ir per geogeserį. Safai negalima
Padėk telefoną. Tai man Rūta rašo. Parašysi paskui, tai tuoj parašysi. Galim pasivaikščioti biškai kaip ir per tikrą geogeserį, pasižiūrėti vietoje plius minus, jeigu ką galim paklausti. Safai, padėk Nu kas, telefoną. nu gerai, padedu. Va, patenkintas? Taip. Dabar pasiimk iš sniego. Ir dėk į kišenę šlapią telefoną dabar. Į kišenę. Turi tryžį. Dėk į kišenę. Jeigu esam mieste, net jeigu miške sutiksim žmogų, galima jo paklausti klausimų, bet negalima klausti tiesiogiai, kur tu esi. Tai dabar Safas džiaugiasi šiek tiek laisvę. Aš nežinau, kodėl jisai iš salos bando išsiaiškinti, kokiam miestelį Lietuvos jis yra. Dabar skaito pavėsiniai. Arijus myli Gabrielę. Ai, tai čia jau būsiu Šilutėj. Manau, kad mes jau įstabdome ir priverstiniu būdu prašome, kad jisai žymėtų, Bedam. kad jisai best. Safai reikės best dabar. Ką reikės? Pasiruošęs best. Taip. Į ką? Nu, žemėlapį geriausia. Gerai, ne. Aišku, kad nesu seksas susijęs vairis. Na, aišku, kad nepasakysi, kad aš esu best. Pagal ką dabar bandai nuspręsti? Kur tu įsivaizduoji, kad mes esam maždaug Mes apskritai? esam čia neišvengiamai. Nes ten, kiek leido truputį paeiti, mačiau, kad eišiškės. Aš būčiau pradėjęs aplink šitą vietą galvoti. Nu vis tiek, kad Čia labai daug šį plotą yra. Jo. 10 000 Bet kilometrų. situacija kokia, kad aš ten dar pasivaikščiau ir ant pavėsinės radau žodelį kertinį. Būtų Tu juokauji. Kokį žodį radai? šalčininkai būtų žodis. Nu gerai, aš tada... Tai žymėsi šalčininkus, ne? Tai bedu čia. Nei kapotą, bet... Čia. ne? Tau prasme, Kaip tu gali būti taip? kai jau esi laimėjęs. Kai jau visi laimėjo. Pažymi laukuose tiesiog. Nesakiau, žymėsnį ir jisai prie upės pažymėjo. Net ne prie plento, net kelio nėra. Sak, nu- Net regioninio Ne, per kelio naują nėra. tada. Koks per naują jau sugadinai Ne, žemėlapį. tai kad aš viskas. kažkaip susipainiau, aš galvoju, kad čia biški atviriau yra. Atviriau, seni. Tiek atvirai, kad regioninio kelio nėra. Seni, dvi bažnyčios yra. 2 cm ir 7 mm. Visas užuomenas gal. Perskaitai žodį. Šalčininkai. Ir nepataikė. 1 cm 6 km. Tai Safas apsipto ant 16 km maždaug. Ai, bet tai čia šiaip... Šiaip tai neblogai, bet kai žinai miestą. Eik tu savo. Ne, dabar pajaučiau dabar žemėlapį, kokie čia atstumai ir panašiai. Dabar žinosiu, jo. Gerai, kad kita lokacija laukuose. Tai ką, judam į kitą lokaciją, dabar nematys kelio Mantas. Pažiūrėsim, kur keliai nuves. Šiaip... Vyrai. Turiu vieną prašymą. Tiesiog iš pagarbos norėčiau, kad man leistumėt nueiti autobusiuką su be antrankių ir be šito. Ir galėsim autobusiuką uždėti. Ne. Na, aš nieko nenusipirnau net po. Tai kodėl jis griūna, to būdu su Safas? Ne, bet žinok, tikrai koordinaciją pametė. Nu tai ar jau... Nu, man! Mano, aš nesuprantu, kai man uždengėt, kur yra viršus, kur apačia. Sorry, aš turiu taktiką savo, tai nepykit, naudosiu ją dabar. Vakarai. O, blemba, kompasas nuėjo. Kur vakarai mantelė dabar? Priešingai pusėje nei rytai. Nu, tas nepasikeitė. Parodyk savo kompasų, kur vakarai. Vakarai dabar yra ten. Kaip jisai gerai. Kaip jisai įdūrė. Įspėja, ne? Jo, sakykim. Šiaip mažai ką žino, bet mantelis kaip paukštis, jisai elektromagnetinės bangas jaučia labai gerai. Ir visą laiką į kairę suku, jeigu į kitą paukštį atskrenda. Nes jis irgi suks į kairę. Lėktuvai pagal tai daro irgi. Ir UPS siuntos, man atrodo. Mantelį, kur vakarai? Tikrai nežinau, bet dar vienas sukė. Ok, reik maišelio. Mes Ozo parkinge esam iš tikrųjų. Galvoji, mantelį, kad ten važiuosim? Ne. O, čia gal? O gal čia? O gal čia? O gal čia? Ne, čia. Gerai, jau važiuok. Jo, kažkaip atrodo. Labai nebesmagu. Mano stuburui reikia atlaikyti dabar labai daug pasvirimų vieno kampo. Evaldu, važiuok. Evaldu, viskas. Tai mes tiesiog. Jūs galvojat mane. Wow, taip sekė. Man patinka kalėdos mūsų namuose pasimiršta
visas bėdas. Bet jei naščia. Kaip sunku nesakyti visų pavadinimų, miesteliukščių. Duok nors vieną. Nu man, baigtų. Mažiuką miestuką. Gerai, artimiausią vietovardį perskaitysim, gerai? Na davai. Dabar stop. Niekas nesitarė, dabar nieks nesitarė. Dabar žiūrėkit, norėčiau taip, kad visi vienu metu perskaitytume tą vietovardį, gerai? Dar nebuvo vietovardžio? Nebuvo. Nežinau, kažkokią keistą vietą. Dabar? Dar nėra. Nemanau, manau, kad jūs nusukinėjat. Nu, nenusukinėjom, dar net nebuvo kur nusukti. Palauk, čia bus vietovardis? Nu, davai. Ne, palauk, čia ne vietovardis, čia kažkokia pranešimo lentelė. Tai paskaityk. Teritorija užkrėsta afrikinių kiaulių maru buvo parašyta. Čia ne vietovardis. Tai ne Čia ne vietovardis, čia tragedija yra. Man tai? Tu pasiėmęs kitus batus? Ne, kaip tyčia šiandien neįmau. Nes matau, reikės prabrist pelkę. Stirna. Čia stirna, Safai? Ar tu daunas esi? Kodėl tu manęs pyksta? Šiaip man tai sakau dalykus, kad gražus dalykai. Nebuvo stirno šuo sėdėjo vidury kelio. Čia mane šiaip uždurinėjai. Pasakiau, kad man tai uždurinėjai. Koks man tikslas žinot, kad ten stirna? Kaip galvoji, Mantelį, kur esi dabar Lietuvoj? Esu Užuodžio jūra. Pas mane yra dramblio, žinok, aš turiu pajautimą, kur vanduo. Ir mane sniegas labai blaško dabar. Atrodo seneliai paskutinę kelionę, jau vedam ir pasižiūrėti. O jūs nušausit mane? Šiaip Mantelį gali ir pats pasisteng kojom kopti, žinai, kad mums nereikėtų. Jau labai naudojas to, kad čia mes vedam jau. Ką, ar esi pasiruošęs pamatyti Lietuvą, neregėtą Lietuvą? 3, 2, 1. 2, 1. Oi, gerai, 2, 1. Nu man, tik kad tu pats irgi kažkaip stengsiesi nervą. Aš nieko nedarau, aš tik stoviu. 2, tu su plaukais paėmei dabar. Su plaukais buvai paėmęs. Net tiek ir lygia. Ui, tu kaip prastai atrodai, ką tu po kaukę darai. Kiek nagojai? Apsidairyk, šiaip gali pasižiūrėti kairį į dešinę, vis tiek, kad lengviau suprast būtų. No idea. Taigi taip aišku. Man šita vieta, ežeras, jeigu ten yra, ne? Jau toliau neik. Atrodo, kad mes žmogų iš komos pabudo, atvežėm, kur seniau stovėjo, kur seniau šeimos namas stovėjo. Mantelį dabar 25 metai. Jep. Nežinau, ar tave domina, kokie įvykiai per 10 metų įvyko, gal nori paklausti kažko. Valinskas dar gyvas? Valinskas? Sorry. Visą laiką norėjau su juo pasilabinti bent. Blemba, žinokit, vyrai, nuoširdžiai pasakysiu. I have no idea. Tai gerai, man tinka. Skaičiavim iki 3. 3, 2, 1. Reikia rinktis, bet aš tiesiog per vidurį to, ką norėčiau pasirinkti. Okay. Tai jau galiu aš tau užuominą sakyti, ne? Ja. Kai apžiūrinėjai aplinkui nematei, dar vieno ežero. Ten, pavyzdžiui, toks, kur daug balto sniego, be miškų, be medžių. Turėjau Jeigu variantą. 2 ežerus matytai. Turėjau variantą. Mes čia? Labai dvieja tiksliai parodė, kur. Atmečiau šitą, nes ieškojau antrą ežerą ir nemačiau. Aš galvojau, kad... Ana ten va. Ana ten va. Negaliu sakyti, abydna dabar. Esam, štai čia prieš tavo akis yra Papiečių piliakalnis. Čia yra didysis Papiečių piliakalnis. Toks didelis, kad nuo jo matosi net 2 ežerai. Jo. O gal nereikia, vyrai, aš pražadu, aš užsimerkęs pabūsiu. Aš labai smarkiai užsimerksiu. O galit man įdėti į maišą telefoną, kad galėčiau žiūrėti? Oi, tu školės mūsų šašaša. Palauk dabar. Alio, gyvi? Pernai? Ko jis nekalba? Dar yra kažkas mašiai. Tai mes atvažiavom, jis tiesiog trolina. Dabar pradėjo važiuoti, aišku, pradėjo važiuoti. Čia dar vieni bėgiai.
Gerai, nebebėgi, negali būti tokie platus. Jūs esat mašinoj, blėt, ar čia pati važiuoja? Galit kalbėti su manim? Alio? Jeigu tu tylėsi Safą, aš tave nužudysiu. Baigė, valdai. Va, prakalbėjai. Kodėl jūs nekalbat su manim, ką aš padariau? Nu, užsičiaubu dabar. Tiesiog biškį palsėt norim nuo tavęs. Nu ko? Mes atkeliavom į Evaldo spotą. Jisai nuėmus maišui turbūt susipras, ar yra mieste, ar sode, ar mieste. Vyrai, aš iš trinkelio jaučiu, kad ne kaime. Jo, mes ne kaime esam. Šiame taške Evaldas vaikščioti negalės, jis galės trišiam apsisukti ir sukinėtis kiek tik nori, bet vaikščioti negalės. Ženklų į valias, kur mes esam. Visas pusės yra įvairiausi objektai, už kurių galima užsipirkti. Tikras kaunietis, manau, easy atsakytų. 3, 2, 1. Viskas. Kalbint negali nieko. Kaip palaukit, aš nieko nematau. Man vienas dalykas, klausimas jums, apsižvalgę patys, ne? Pavyzdžiui, nebūtumėt matę kelio iki čia. Jums čia aišku būtų, kur jūs esat? Aš tai žinočiau, kur mes esam. Tu nebesvaik, čia nieko. Sako, pilna ženklų Aš yra. žinočiau, bet nežinočiau žemėlapį. Gerai, matau Lietuvos geležinkelių logotipą, lyg ir kažkokią gal... Labą dieną. Pasiklaus norėjau, išgirsti kaip kalba, kaip akcentą, žinai. Visiškai lietuviškai. Tai kaip ir gal pasienio miestai atkrenta. Čia dar va, irgi. Jo. Gal kažką pasakyti. LED apšvietimo lempų. Bamba, ar skulptūra? Skulptūrų nežinai? 3 broliai. Ar 2 broliai, viena sesė. Aš galiu kurį laiką pastovėti ir palaukti, kol pravažiuos koks reikšmingas automobilis, pavyzdžiui. Ten kažkas važiuoja. Motokrosas. Va čia tema šito miesto motokrosas yra. Žinok, artėja laikas, turėsi spėti. Nu nejuokaukit, aš net nematau, nei vieno net žodžio nematau. Nu baig. Nu kas baig? Nu baig. Safas matė Eišiškes, Vilnius. Nu, vat pakliuvom. Šalčininkai taip pat. Šalčininkai matė. Nu, paleiskit šitą. Aš neturiu žalio supratimo, kur aš esu. Jo, daug hintų šiaip. Kokių hintų? Ką jūs klėdite? Okei. Nu va dabar įdomiau. Viskas, einam. Gerai, muitinė, bet tai čia gali būti muitinė, kodėl tu mane vedat? Muitinai, kas jūs esate? Muitiniškės bus. Muitinė galiu pasakyti, kad gali būti visur čia, ar ne? Nu, viskas, manau, kad jau. Nu palauk, nu aš bandau bent jau 10 sekundžių. atrast kažkokį tai 10. ženklą, blėt. Nu gerai, nu ką žinau, blėt. Kybartuose esame, ką žinau. Ir abu turi pertraukti. Kybartuose. Nu nežinau, tikrai aš nežinau vapšė, kur mes esam. Man nedavėt užuomenų, neleidot vaikščiot, nieko neleidot man padaryti. Ir tada dar aš turiu, blėt, pataikyti miestą, kur aš esu. Jesus Christ. Bičias 2 ežerus matė užlipęs ant Piliakalnio, nesugebėjo pasakyti, kur yra. Šalčininkus perskaitė, nesugebėjo pasakyti, kur yra. Man nusprendė 3. Žinot ką? Nuveškim ir neleiskime net pro miestą prasėti. Prasimetė ant kokių 3 mm. Ant Kybartų, bet nuo tikro miesto prasimečiau apie 150 km čiųjų. Ne, 3 mm pasileidai. Seniai, mes esam Kybartuose. Mes Kybartuose? Reta muitinė, kaip sumutino vandenis. Eiktų, na. Labą dieną. Labai gražus jūsų miestas, Kybartai. O tai čia nebytas? Kas? Cyril tiesiog pataikai? Kad nežinojau? Jo, aš... Mane dar ant galo mantelis užparino. Valdybės mašina. Čia visur aprašinėta ir visur Kybartai. Tai ką, mes judame dabar toliau, antras raundas prasideda ir vėl Eval. Man? Jau. Bet labai liūdna yra. Liūdna. Jūs manim nekalbat, kai aš būnu su maišom. Bet ir tu su... Bet tai supras. Pakalbam gal biškį ir važiuodami užsidėsiu aš tą maišą. Ne, važiuok. Čia nėra laiko. Taip, galiu užsidėti? Nu, Evaldai, davai, greitai, ledės maišą. Kažkuris iš jūsų priverstų? Aš rašau. Kaip priverstum? Fiziškai? Aš mėnesį karate lankiau paauglystę. Oj. Taip, kad ičkny. Nepersitam. Išnyk man iš akių. Netrakinsis į niekaip. Tai gali pra mane lėpti, aš tada... Išeisiu aš tada... Nu, abe. Nežiūrėsiu, kad įlįsti ir žinok, lūpsiai smūkė. Asilė. Asilas. Tai bernai nieko nekalbėsiu.
Nu tai duodam vieną paskutinį kartą. Papasakot kažkokią istoriją, kažką, ką turi ir viskas. Išsirink vieną, kurią Vieną trumpą istoriją. Vieną trumpą istoriją. Jo. Taip. Turėjau labai apaugusi plaukais klasioką Mindaugą tokį. Žinot, kur būdavo turgui tokie Monster Jumpai? Buvo karta viso užėjus, būdavo ir pilki ir juodi Monster Jumpai. Realiai bičas turėjo gal kokius 3 setus Monster Jumpų ir nežinau, ar esu matęs nuo 3 iki 6 gal klasės be Monster Jumpo. Nors į 6 klasę jau ėjau su kita klasė. Kažkas ėjo lauku. Kažkoks kaip... Atrodė kaip dygliakiaulė. Ne jinai, bet... Okei, nemačiau, žinogai. Jūs klausot mano istorijos? Ir tada tas Mindė, jisai žiauriai supyko, jisai paėmė kėdę. Ir buvo lietuvių kabinetas gal trečiam. Paskui gal pabaigsi šitą istoriją, gerai? Negalvojam, kad tokia ilga. Gerai, aš labai pabaigau. Gerai, vėliau pabaigsiu. Nesvarbu. Nemeluosiu, prabūt tiek laiko su juoda kaukė. Kars nuo karto pamatant gyvenimą yra biški depresyvų. Bet ir truputį vertini gal ką turi. Žodžiu, tėvukas nuvarė mašiną pas savo dėdį į servizą. Tai tu jeigu Pas mano pradėjai dėdę, vesti ne ir pas vesti savo iki dėdę. galo. Dabar žiūrėk, biški dabar... Cirki, dieve. Dabar Tu nekalbėk. nematai rainį. Nu, tu. Čia Bernvakaris prasideda, man. Jo. Gerai. Čia turėklas. Slėp tą apgamą. Aha. Aš lygiai tą patį sakysiu savo plastikos chirurgui po 5 metų, kai pinigų uždirbsiu. Slėp tą apgamą. Ir jis tai jaučiu tau irgi sakys, gal jūs galite nekalbėti operacijos metu bent jau. Atvykome į jau 4. lokaciją šiandien. Šį kartą tai dar vienas Evaldo antrasis išbandymas ir pasižiūrėsime, kaip jiems seksis susiorientuoti štai čia. Nu gražu. Gražu, blemba, graži Lietuva. Solidžiai klausykit. Wow. Gerai, aiškiai matau, kad prie upės esam. O gerai, čia yra kažkokių ženklų, iš kur galėčiau suprasti, kur aš. Ką žinau, gal, blet, prie upės kalnai nemaži. Gerai, aš nematau šiaip jokio plento. Galiu pasivaikščioti, ne? Ne. Aš pamižu ir parbėgu ir toliau filmuojam. Gerai? Jūs gal galit paeiti toliau, nes aš... Man prie kitų žmonių labai... Nu mes pakankamai toli, kad neveiktų šitas tau. Nu pabandyk. Nu tu nemyži, tu turėklą laikai. Būtum su mano kondicija, suprastum, ką reiškia turėklą laikyti ir nemyšti. 3, 2, 1 grįžti. Sorry, bet žemėlapį yra ten ir mes turėsim įdėti tau. Ne, kodėl? Ne. Pala. Aš dar noriu šviesos, biškai, aš dar noriu šviesos. Šaivaldai. Einam, atsargiai šaligatvis, bordiūras. Va čia. Šaligatvis ant kalnų? Jo, čia tai vapšė nesąmonę padarė. Pinigai išvaistyti Europos Sąjungos. Tiesiog vidury prie laukų prie Nemuno. Jo, ir šaligatvis čia dar sukalė. vienas. Va, kodėl tiek daug šaligatvių? Tai neturim laiko nuduoti. Kiek tų šaligatvių bus? Kiek šaligatvių yra čia? Galit man pasakyti, kiek pakopų mane supa dabar? 5, 6, 7. Wow, kaip kažkas Nežinai šitos vietos Lietuvos. Taigi čia buvo visoje spaudoje rašyti. Turėčiau jau žinoti. Šaligatvių piliakalnis. Eiktina. Eiktina. Dar vienas šaligatvis arba sap. Atsargiai. Jau į mašiną įeini kitą. Tu dabar įėjai tarp šaligatvių, atsargiai. Labai siaurai dabar. Dar biškį, va čia šaligatvis. Užčiupiai. Gerai, dabar į gatvę išėjai. Neik. Kokia gatvė? O mes pro šakius gal pravažiavom. Gali dar kartą prie upės nuvest. Aš užmiršau Vinį upės. Žinau, tiesėje, užsisuko. Jeigu aš priešais... Palauk, turi neit kelias, turi kelias neit prie pat. Bet tik mes nesudargė, kokie mes. Jeigu turės meiktukas meik. Zapiški. Yra Nemunas už tavęs. Yra Nemunas. Reiktų smėgti, nes jie žmonės atvažiavę gali pasakyti. Gal galima paklausti net jų biškį, ne? Tai turbūt 5. Wait. Ne. Let me finish. Davai. Mąstyk, bet smeigdama jau. Mastau jau. Nors Zapiškį nedavažiavom, tikrai. Gerai, mes esam, pavyzdžiui, gal, bet, sakykim, nu jau kur į durų, ten durų. Mes esam sudargi. Pasakė? Taip. Tiks tiesiai, ne? Taip, visiškai. Pasakiau. Tau besmeigiantis, jis pasakė, nu, abas, va, atvarėm jau į... Tai jau galim dabar sakyti. Nu, sudargęs, o nesudargęs. Bet ir nesudargėmės, ne?
Nu, aš Nenoriu žaisti šito žaidimo, nebenoriu. Tikrai šūdas Man čia epizodas, tikrai šūdas Vienas epizodas. šūdiniausių epizodų. Tikrai aš nenoriu. Mes sudargė? Visau ir skambinu ant šitą. Kas yra? Bernai, sudargė? Sudargė. Eik, sana. Jeigu būtum į Zapiškį smėgęs, būtum pralošę šitą epizodą, nes čia iki Zapiškio daug kelio. Kaip sako, šiaip malonu grįžti į tą tamsėje kajutę. Aš prabuvau apie... Ai, kažkaip aš 3 pavargau tų valandas. gražių vaizdų irgi, man toks, ką galima pailsinti takytas. Tik tu nekalbėk, nes mums tai su Manteliu, čia mes tai nenorim, kad tu šnekėtum daug, ne Mantelė? Tegul kalba? Mantelį mes taip pašnekėsim. Safas gali patilėti jau biškį irgi. Drąsiai gali ir Safas irgi. Kodėl Safas gali? Žodžio apie mindę. Au, gerai, man ausinės dar tiktų. Man tiktų ausinės. Skutimas į tą mašinėlę ir norėjo tas kudlas tam mindai nuskus, žodžiu, ir supyko mindę ir... Paėmęs kėdę lietuvių kabinete, lygtais 3 aukštas buvo. Tavęs neperpus? Gal. Perpus? Gali būt. Gal tu daryti antrą langą, kad išsilygintų? Palauk, pamesiu kaukę. Tenais eina. Ten vaikai? Jo. Čia Safas. Padėkit man. Čia Safas, kur randamės? Manau, sunkiai tave atpažintų ir be kaukės jau. Nepajutai, Safai, kad sensti biški savo kūrybą ir jau nebėra, kad jau jaunų merginų dėmesį traukia. Blemba, Aš nenoriu Safas, aš kai žiūrėjau, pavyzdžiui, tave vaikystėj, paauglystėj, tu buvai labai, šlikštokas buvai. Ne šlikštokas gal, bet negražus labai. Bet kai tu suaugai, tai kažkaip dar negražiau. Tai čia laptukai, Safai, pamiršau pasakyti. 3, 2, 1. Aš ant 0 nutrauksiu. Wow. Gali pasisukiot. Graži vieta labai. Graži vieta. Aišku, Man tai aš Lietuvos vis tik tikrai nepažįstu. Nusilenkiu prieš jūs. Gražu. Tai galim nedaryti ant tų žemėlapių visų. Faina, gražu. Jėga. Viso pikto užsifilmuojam. Droną įsikeliam. Pala, kaip jisai sako, kad droną įsikeliam, jis tikrai nežino, kur mes esame. Droną įsikeliam, tu durnas gal? Kaip mes tau kiek kelsim? Gerai. Gal pratis. Negalima. Teik, čia. Tu jam pasakysi tiksliai vietą? Čia nevėžis. Drono negalima kelt. Negalima. Gal ir galima, gal negalima, nieko nežinom. Bet tai čia nacionaliniai Aš parkai, nekelčiau. čia regionai. Nacionaliniam parke negalima drono kelt. Nežinau, kur... Nu jo, išsibaido šernai labai. Nes jeigu labai po to šernai išsibaido šitam nacionaliniam parke, ten susibičiuliauja su kitais šernais ir taip maras plinta. Taip. Nu, neįsivaizduoju, žinokit, kažkokį... Nežinau, kirsiu čia. Prie Kėdainių, ne? Kažkur tarp Kauno. Tu galvoji, kad mes esam prie Nevėžio, kai man tas užuomina davė? Tik tai ir Nevėžis? Nevėžis ir teka, grinai Nevėžį įbėdį. Kad prie vėžio mes esam, nes ne ir ne. Tai galvau susipaprastina tie dujai. Biškai atsitiko, jo papasakosiu. Matai, Simukas, kai žymėjo žemėlapį, jam tyčia su markeriu persigeria taškas, kur konkrečiai esam dabar, tai labai lengva dabar pamatuoti. Tiesiai taškas pažymėtas ant Bet tai žemėlapio. kodėl? Marvelės kaskados. Atsiminsi, Safai, kitą kartą Kaune būsi aplankysi, ne? Labai gražu. Mantelė? Žiūrėk, antytės. Reik pažiūrėk, ar tu pasakytum, kuri yra patinas, kuri yra patelė. Nu, tai spėju, kad patinas gal bus... O, fuck. Ir mes važiuojam į kitą lokaciją ir reikės man tai atspėti, kur jisai yra. Šį kartą man tas gaus miestą ir reikės pasakyti, kokiam miestė arba miestelį yra. Kodėl tu atrodai kaip... Mano Taip suprakaituoji. Aha, jo, visada atrodo, kad neplovas galvos, kaip iš to Tu išlenda bėgioji, 5 kol dienas. mes važiuojam. Visas čia. Kaip turėtų man tas pastatas su vėliava kažką sakyti, ne? Lietuvos vėliava ten, pagrindė, Lietuvos miestas Tai mes kažkuris Lietuvoje gaunasi. tikrai Lietuvoje 100%. Jo. Palauk, ką jie čia daro? Alus. O, Byren. Byren. Briuselis. Iš kurios pusės reikia žiūrėti šitą paveikslą? Ar jie su arkliu, ar tas pagrindinis? Byren. Čia jie gamina alų.
Jie sveria čia šiaip kažką, man atrodo. O ką čia veikia Charles Chaplinas? Baigit, nepainė. Zamaizam, žemaičiai. Mes žemaitijai. Lemba, vyrai, žinokit, nenutuokiu. Ne, žinokit, nenutuokiu. Jie saitini tu jau. Jo. Dieve. Nedaryk ją saišio, davai. Jokio žalio suvokimo. Man tai. Kauju, nu. Man toks jausmas, kad čia netoli autostrada. Kaip reaguosit į šitą? Ne, nu garsų įdomių yra išties. Taip, mano variantai yra Žiežmariai, Kaišiadorys. Nu viskas man tai žinok jau. Nu gerai. Nuvežam į kokią vieną vietą dar parodyti. Nu? Nu naktis, aišku, yra naktis ir yra sunkiau naktį, žinai. Galim dar nuvežti vieną vietą. Žiūrėk, jeigu imi šitą pasiūlymą, taip? Ja. Tavo centimetrai dvigubinas. Pala. Tu gali imti papildomą antrą vietovę, bet tavo centimetrai, jeigu nepataikai, dvigubinas. Ai, bliamba, tai tada praloši tikrai. Arba sugembolinis. Gerai, davai, pusnim varom, davai kitą. Tu esi gembol žmogus? Jo, davai. Dvigubinas į centimetrai. Varom. Okay, ant? Let's fucking go. Gerai, nusipelnęs skanuko tikrai. Oi, geras, vizginau, Adega. Ai, geras. Ai, geras. Ai, geras. Ai, geras. Ei, Safai, tu neužkasyk, jos primyžo po to iš jaudulio. Bet man tai tu supranti, kad dabar kai paėmėjai pagemblinta, kad antra lokacija nebus lengvesnė. Nu tai suprantu, kad lengvesnė nebus, bet tikiuosi, kad labai sunkesnė nebus. Gal pridės tau papildomai kažką. Esam dabar prie double make it or break it situacijos, man tas gaus šitą. Vietiniai tikrai žinot ir tikrai dauguma žmonių, kas esat buvę, čia tikrai turėtume. Tai dur tikresniai durs bus didžiausia gėda ir sakysim, kad galbūt tas žmogus nėra keliavęs aplink Lietuvą iš jūsų. Pala, bet nu neduokit man tiek spaudimo, man dar blogiau. Vienas. Aiškiau? Kas čia? Nežinau. Žinai vis tiek. Ne, man anas lengvesnis. Galim grįžti nam durčiau. Ir viskas, bedam, kaip ir tarėmės iš karto judam. Mažeikio naftą čia. Nu aš nežinau nieko. Once you go in, never go back out. Ir tai yra finalinis atsakymas. Tai Manto nuomonė yra Žiežmariai. Atsukit kameras į lentas už jo nugaros. Atsukit kameras į lentas už jo nugaros. Kur, palauk, kur. Eik, tu juokauji! Galvojau anam Kazlų Rūda žymėt. Eik, tu juokauji! Blia, čia Ikėjos yra, ne? Čia kur Ikėjos? Čia Ikėja. P***dė. Aš iš karto čia turėjau suprast, kad čia Ikėjos tas, kur daro, kur visi dirba iš Kazlų Rūdos. Eik, tu koks abydnas! Kiek čia yra, kokie 6 centimetrai, ne? Kosmosas yra. 10 centimetrų suklydai. Ja, tai 20. Tai jo, dvigubinam 120 kilometrų. Nu, blemba, jau sunku Tai prisilyti dabar. prieš ekstra raundą, prieš finalinį ekstra raundą skaičiai yra kokie. Aš esu su 3 mm paklaida, kas yra beveik nieko. Safas yra su Kem 9,2 km ir Mantas Bartuševičius su... Mane apie 105 kg kažkur. Šiaip reikia net mest, kad čia yra šalia autostrada, tik nevažiuoja dabar mašinos irgi. O žiūrėk, gal kažką norit pasakyti dabar? Visų pirma, noriu atsiprašyti savo kraštiečių, kad padariau gėdą. Visų antra, noriu atsiprašyti Česlovo Kudabos geografijos konkurso prizininkų, dalyvių. Aš jums padariau dar didesnę gėdą, o labiausiai aš norėčiau atsiprašyti Kazlų Rūdos, ypatingai noriu atsiprašyti Žiežmarių. Aš prieš tai maniau, kad tai nerealus miestas, dabar aš net nebejoju tuo. Daugiau kas nors? Ne. Tada aš irgi ne. Aš irgi tada nenoriu. Žinau, kur esu. Tai? Man atrodo. Aš žinau, kur esu. Žinau, kur esu. Žinau, kur esu. Amazing šiaip, beje, vieta. Kokia čia vieta? Blema, labai graži. Nu kažkada gal pasimausit? Ne, labai graži vieta, čia žinok. Simonai. Nu jo, jūs matė Lietuvos. Aš biški matė. Matė vyrai Lietuvos, wow. Beit apkeliauta, žinai. Girdėta kiek? Mums įdomu dabar išgirs, ką tu... Nes mes jau esam 100% įsitikinę, man Aš atrodo. tikrai esu. Aukštaitija.
Ok. Aš esu čia buvęs šitoj vietoj per savo gyvenimą 5 kartus gal. Aš tik vieną beje ir buvau su Ryčka, kai filmavomės. Mes Ryčka ten šašlus kepėm. Ar tu durnas? Aš čia grinai esu dešrelės kepęs. Jo. Net prie šito akmens studento suvykome čia žygius. Mes... Užsikišk ausis, sako dabar. Aiktis. Užsikišk ausis. 1, 2, 3, velnio dobėdžiai yra. Gerai, ką? Tai bedu žino, kad aš tada Besk. kažkur, tarkim, čia. Opa. Čia yra prie Aukštadvario, Auštrako velnio dobė vadinama. Jo, dabar matuojam jau safuko. Tai yra 14,9. 14,9, kas yra beveik 15 kart 6... 90 kilometrų. Žiūrėk, kiek įkritau? Ar ne? Kai žiūrime į centimetrus, tai sako 25,2, o man to 28,2. Vėsaitės iš jos gal centimetrą net nesurinkau. Net centimetrą nesurinkau. Kaip įmanoma per 3 tiesiog. Net centimetrą nesurinkau, bet jūsų... Noriu pasveikinti. Eik tu savo. Nesurinkti centimetrą yra, wow. Čia absurdas. Reikia pabrėžti žiūrovom, kas mums dar palengvino šiandien užduotį, tai tas, kad mes viens po kito varėm ir mes žinojom. Jeigu, pavyzdžiui, negirdint, jeigu nudragintų kažkas žiauriai, tokiam klube gal. Jo, tai jums nėra šansų. Ir išmestų Lietuvoj. Suprast, kur jūs esat, jums nėra šansų. Jo, labai sunku. Tikrai nesileiskit nudraginti. Aš kiekvieną kartą jaučiuosi kaip nudragintas. Ir kiek aš geras geografija, aš supratau, kad aš žiauriai prastas su maišu sėdėti ir nekalbėti tiek laiko. Man gal depresyviausia diena man gyvenime. Ale? Tiek tamsaus matyt ir negalėt pašnekėt. Žiauriai sunku. Aš laimėjęs, bet jaučiuosi biški pralošęs, nes bent 3 juokingiausių istorijų nesu papasakojęs šiandien kelioniai, kas beje irgi. Mano klasiokas buvo tas Mindaugas, Gerai. kuris stūmė su kėdė Petrą pro langą. Tai tas Petras, jisai ta pati.